Labas, senai nesimatėm. Ui. Nu, šiandien nusprendžiau, kad šitą dieną pafilmuosiu. Nieko nefilmavau per tą visą laiką, kol dirbu. Tai va, šiandien bus ta diena. Važiuojam va su devynkė. Ir su giga priekaba. Kolega iš paskos. Gavim vežti kukurūzo. Turim ganėtinai ankstų gražų rytą. Šalnavo visur. Turbūt bus graži diena. Liko mums dar 32 kilometrai važiuoti. Nu tai nėra daug. Kai bastomės po visą Lietuvą, tai kilometrai tikrai maži. Važiuojam vežti kukurūzo. Bus Agrotekas Valgintuvas, Agrotekas Varis ir 2 Agrotekos priekabos. Pilnas komplektas, kaip sakė. Malonu, kad laukėt video, malonu, kad rašot. Fainiai. Nu grožis, ne? Nu grožis. Romantizuoju čia važiuodamas. Nebedaug liko 5 kilometrai. Tuoj būsim vietoj. O, jau čia šis kukurūzas, man atrodo, bus. Iš čia vešim. Jo, dabar jau čia kukurūzų laukai prasideda tos, kurios imsim, atrodo. Tai va šitas. Šitoj pusėj. Nu, tokie laukeliai. Na va, kaip atlikam dronę. Varis. Šitas naujas šį sezoną. 9 su giga. Dar viena 9 su giga. Svoris gers. 2 tonos. Opa. Svoris su dėžė. Ir galimai ko nebereiks. Bet apsidraust reikia. Na va, žaidimas prasideda. Atbulom. Молодец. О, važiuojam. Kraunmalį priekabą. Svarbu iš šikną nepabaksnuoti. 6 greitis. Nu gal čia dabar tik galų laukiai. Хорошо? Хорошо. Einmasi gražiai. Gerai, kai priekaba yra su biteriais prie varę šiaip. Po biškį paduoti, tai gal tos priekabos operatorių biškį yra sunkiau, nes turi kas kartą spaudinėti mygtuką. O jeigu verčiama priekaba, tai ateina paplivysgoti prie varę. Nu, išėsim, kaip man seksis pristum prie varę. Visą laiką žiūrėdavau, kaip kiti stumė. Langus nusivaliau, biškį žinau, kad geriau matyti tada. Mano eilė. Šiaip čia taip netikėtai sugalvojau filmuoti, tai blemba neturi beveik nieko, nei sirptuko prie langą, nei ant galvos nieko. Nu, karoči.
galvojau, kad turiu. Pasirodo, nieko neturiu. Biški ir šlapiuvo vietų yra, bet čia man atrodo, kai stalpins ją. Čia be reikalo važiavau. Gerai linguoja, ne? Kombainas prišlakinėdams eina. Sniego mūšį galim daryti. Nori pasišaudyti? Nu, iki tol paskutinį 0,5 hektarą viskas atrodė ganėtinai gražiai. Paskui jau ten vienas lauks viskas. Susitvarkysim varį. Ir bėgsim į kitus laukus. Spėkit vėl per kur trojamės. Per galą. Reikia eiti įsivalyti. O Jezu, koks gražus stogas. Biški sninga. Gal nesninga, gal labiau šlapdriba. Balta ant žemės.
turim pirmą įvykį. Va tokį. Nu gal ištrauks. Tiek nereikia čia. Eik, tai uoga. Ai, priekabos ratai nesisuka. Bandyk atgal. Reik lopt. Visą priekabą. Vienu žodžiu nepaėmam. Neištraukiam. Bandysim, o aš įsikraunai, bandysiu ištraukti iš to devinkį. Man tu, kad Dzeusas nepaėmė, judina, bet, nu, ten klampu labai. Dar pravažiuodavom, ten tai nei pusė priekabą, sakė, neužkrovė. Blemba po to įklimpimą buvom atsikirtę ten, toliau, aišku, dabar nesimatys, nes naktis. Tai ten nusidaužėm sausąją dalį, dabar va čia važinėjom, kur šlapiau. Nu tai po biškį priekaba nori smigti, bet tikėkimės didžiąją dalį nuimsim be didelių cirkų. Nespykint kolegai. Labą rytą iš antros dienos. Davai. Traktoriai pakurti šyla, kombainas išvažiuoja. Mes irgi išvažiuojam. Dar padakas telefonas. Turiu ir aš pirmą gaidį. Ai, daug nebuksau, nes vis tiek neištempiu.
Lindo ir sulindo. Čia va, prikiščioja tų žemių. Pristumė ir nebepatraukia viskas. Ką? Laukiam kolegas. Pas jo virbė. Ištrauks. Ką, judam toliau. Kiek tai reikėjo, patempė. Nu, tiek tai reikėjo normaliai patempti. Šlapė, ten labai šlapė. Vanduo nestovi, bet kai sminga, tai sminga. Čia prie stulpo va matosi, jeigu jūs matot. Bet čia vėl sėda tokia šlapuma. Būna ir taip. Nu va, susitvarkėm. Trūkom, kad nemažai. Vienu žodžiu, šlanga prasitrynė į lamsdelį, o šlanga skirta, lemma kažkaip ten su porom susiję yra, kad bet kurią porą jungi ir tepalą jinai praleidžia. Spaudiminė šlanga. Tai nuvarėm į Vilkaviškį, padarė naują šlangą. Tam reikėjo iš karato nusiimti, kad šlangą nuimti, nes tai labai durnai šone, neužlysi. Tai, vienu žodžiu važiuojam. Važiuojam dabar į gelbėjimo misiją, nes virvė pas mane liko po praeito tempimo, o dabar kolega užkrito. Tai reikia lėkti. Tai lekiam. Va taip va. Nu, nieko nepadarysi. Pizda čia. Nežinau, matysis, nematysis, bet kombainas tai ropoja vos. Всё. O aš be priekabos. Tai va taip, turim dar kitą dieną. Vakar baigiam pas Mantuką. Šiandien ryte pervažiavom į kitą ūkį. Padarėm ten. Dabar esam dar kitam ūkį. O tai pridirbam. Važiuojam, darom visą Lietuvą. Dabar esam Šakių rajone. Pasigražiai kitą monstriukų. Jau savo atidirbęs jisai. Čia rulonus deda po vieną. Šiaip dažniausiai po vieną deda, jeigu transportuoja juos kažkur kitur. Ar pardavimui. Tai va taip. Daugiausiai žmonės deda 2 aukštais. 3 labai jau retai, nu bet deda 3. Bet paskui apatiniai rulonai labai susispaudžia. Bet aišku ir daugiau telpa į tą vietą tavo pasirinktą. Norit pažiūrėti gražų vaizdą, o ten yra Kaunas. Va čia esam mes. Važiuojam į miestą. O pro miestą į Agroteką. Sveiki, nu ką, dar vienas rytas. Vakar padarėm kelmei rulonus. Judam po biškį į degalinę, užpilsim kuro ir lėksim į Tauragę iš tranšėjos daryti. Tai vakar kažkaip nieko nefilmavau, nes gan vėlai pradėjom daryti. Buvo ir problemų. Aišku, buvo ir prieka buvo iškritus, tai čia klasika. Tokiu oru dabar.
tiksliau ne oro, su tokiu rudeniu, su tokia vasara lietinga. Tai laukia smagiai kelionė. Tai va, taip. Nu, pažiūrėsim, kaip iš tranšėjos seksis. Ne kartą, tiksliau nei karto nedaręs. Iš kolegų patarimų gavau biškį. Tai žiūrėsim. Šiandien pabaigsim ir lėksim į Kauną. Presuojam žolę. Tai biškiai įdomiau presuojasi į kukurūzas. Labai daug masės reikia, kad suspaustų tą vieną ruloną, kad ir toninį. Traktoriukas ima žolytę. To išmes ruloną einam pažiūrėti. Kaip ir gerai, plevelė presuojasi. Biški sakau, ilgiau presuojasi negu kukurūzas. Su kukurūzu viskas greičiau. Nu, čia per daugiausiai, kaip matau, nėra. Čia kraštų neėma. Gal ant galvą kraus, ar iš vis nekraus. Bet biški yra. Tiesi bekai galiniai ratai kyla. Na jau į pabaigą. Jau arčėjęs galas. Jau kubiški baigėsi. Jo, šitą masę dirbti kitaip. Elevatorius to yra eit lėčiau, padaręs esu ant 4, krūzas 10 būna greitis. Nes biteriai nespėja tos masės ištašyti. Gerai garuoja. Tiesiai iš duobės, o presuoja iš duobės dėl to, nes nori atsilaisvinti duobę. Nes kukurūzus lygiai dešras varys. Tai gerai supratau. Nu, jau dažnai pabaiga jau. Išėjęs pabaiga. Labai daug įsimeta, o čia nuo kraštų, nuo viršaus. Čia dar 10 gerų rulonų įsimetė, nei nedaugiau.
Darbai baigti, turim 4:30, lekiam į Kauną. 154 km. O jėz. Su mašina 2 valandas 20 minučių, tai su traktoriu bus 3 valandas 3,5. Ir net vidurnakčiui neatėjus, mes jau esame Kaune. Raudonda ir biškį, pasniga, nedaug. O dabar keliaujam taip po link Agrotekos. Nu ką, jau viskas, grįžom į Agroteką. Pastatėm varį. Vienas varis ir švaresnis varis. Kitas. O, tai tau. Apiplausiau šits. Mano dar nieko nedaryta. Opa. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot. Kas išbuvot tokį ilgą video, nes tikrai manau, kad bus ilgas. Ir susimatysim kažkada. Sėkmės. Iki. Tai va taip, masės nieko nėra. Matot, ant žemės nieko nematyti. Traktoriaus apkrova maža. Tai va taip. Tai va, pjauna tą liucerną. Dirbam po biškį. Ir tiek. Pirmos licernas buvo, tiek buvo pirmos licernas. Dėl to nes nebuvo peraugus. Ir daug šiukšlių. Nu, ta prasme, papildomų žolių. O fabrikui reikia tik tais liucernos. Ir tai reiktų, kuri nesužydėjus. O dabar jau visos sužydėjusios, vėl visas peraugusios, tik nėra šiukšliumis. Čia tai nedaugus. Nieko jo čia nėra. Tai ūkininkas naikins jam, sės kviečius šitą žemę, o aš dabar nupjaunu. Ir paskui kolega surinks ir šitą liucerną naikins. Šitą lauką, šiaip sąlyginai labai geras laukas. Ilgas, teisingos formos. Tai yra kvadratas, kaip sakant. 4 kampais. Čia reiktų šiaip naujus. Ir neprasuks.
rytoj uždžius ir bus gaidys. Garantuoju. Garantuoju.